ačiū, kad atėjote. Šiandien bus mūsų tema kalėdinė nuotaika pas mane namuose. Tai aš dabar esu pas tėtį ir dabar mes darome visokius kaip ir darbelius, jie dabar nėra. Ir aš dabar klausaus muzikos ir sėdžiu prie kompiuterio, nes vis dėlto aš norėčiau pasižiūrėti, kokius klausimus jūs uždavėte man Facebook'e, bet tai bus kitame video. Dabar aš į Facebooką paskelbiu, kad užduokit kalėdinį klausimą. Tai va, taigi pradėkime. Pirmas dalykas, kuris pas mane tikruose namuose, tai yra tikrai papuošta eglė, nes vis dėlto kalėdos, o ne kažkas kita. Beje, mano Facebookas kol kas zve tarpelis ris ir iš tikrųjų aš dabar turėčiau pasikeisti po 60 dienų, nes arba kažkiek mažiau, nes man nebepatinka tas pavadinimas. O dabar prie video, kaip gal matot arba ne, va štai tokius kam aš juos uždėjau, todėl kad man atrodo, kad jie kalėdiniai ant eglės ir spaudinė, žiauriai fainai atrodo. Taip pat čia buvau, jau liko kaip tik savaitę iki kalėdų. Todėl nusprendžiau šitą video nufilmuoti ir pasakyti, kad aš žiauriai laukiu tos akimirkos, kai tu išpakuoji dovanas arba prieš kalėdas pakuoji dovanas ir perki artimiesiems. Beje, galiu pasakyti, kad geriausias dovanas užsisakiau iš AliExpress, nes ten yra praktiškos ir gerai ateina. Ta prasme, niekada man dar taip nebuvo, kad man nebūtų atėjęs ar dėkliukas, ar dar kažkas. Taip pat galite padovanoti savo draugai, geriausiai vis dėlto mokslo metai, kaip ir visada. Ir tu gali padovanoti jai sąsiuvinį, šokoladą ar pieštuką, nes vis dėlto tai yra mokslo metai, jeigu tu nenori labai ten brangiai išleisti pinigų. Taigi ačiū, kad žiūrėjote, laikinkite, subscribinkite ir komentuokite, kokias dovanas jūs jau supakavote ir nupirkote. Ar jūs užsisakote iš AliExpress taip pat? Nes manau, kad tai yra šaunus portalas kaip ir Neve Dress arba kur po $1.